parduodamas BMW 730i 6 cilindrų variklis, kaina 6,5 tūkstančio eurų, praėjęs savo eiga technikinė. Paskutiniu metu buvo tvarkyta automobilio pakaba, kiti elementai, grubiai tvarkymas kainavo 6 tūkstančiai eurų, pakeisti nauji ratlankiai su naujom padangom. Padangos yra uždėtos platesnės negu kad priklauso, yra dar originalios padangos, tai papildomai padangos su BMW lėtais ratlankiais plus 500 eurų. Čia, sakykime, galima dar papildomai padangas nusipirkti su ratlankiais. Automobilis tikrai nepriekaištingos būklės tokios, nes jisai visada buvo Ispanijoje, niekados nėra iškeliavęs iš Ispanijos. Durys dabar užrakintos, bet salonas, jį reikėtų minimaliai pasirestauruoti, čia reikėtų pas odos meistrus, kurie restauracijom užsiema, kad sutvarkytų, nes tikrai įmanoma prikelt, nėra čia labai tragiška, yra smulkmena palyginus. Automobilis pravažiavęs yra 200 tūkstančių, tai yra 200 km praminta. Būklę matot patys kokia. Aišku, yra tam tikrų niuansų, tai čia, tarkim, dangtį reikėtų jį pasipoliruoti, nes jisai turi kažkokį čia, kaip, nežinau, kažkokį, ar lakas, ar kas čia, nežinau, čia reikėtų žiūrėti jau. Kažkoks atspalvis yra keistas, sunku suprasti dėl ko, kas kaip. Tai grubiai, šitą automobilio eksportas į Lietuvą kainuotų grubiai apie 1,5 tūkstančio eurų, bet aišku, atsiranda kitas niuansas, tai yra automobilį įsigijus į eksportų į Lietuvą, jūs prarasite techninę apžiūrą, nes jinai yra neseniai praeita, tai yra maždaug prieš mėnesį gerą su viršum praeita technikinė, tai kai sutvarkė automobilį, pakeitė padangas, grubiai virš 6 tūkstančių eurų gavosi remontas, pilnai jį sutvarkyti ir praėjo techninę apžiūrą, nes Ispanijoje praeina automobilis kas metus techninę apžiūrą. Automobilio rida, dar kartą pasikartosiu, yra 200 tūkstančių, automobilio kaina pardavimo yra 6,5 tūkstančio eurų. Kaina be dėrybų, nes tikrai automobilis savo vertės ir kainos santykių jisai atitinka visiškai tai, ką matote ir už tai, ką mokate. Nes Lietuvoje už 6,5 tūkstančio eurų tokį automobilį klasikinį, aš manau, kad yra tiesiog nerealu rasti, nes kad būtų nesurūdijęs, nesupuvęs, nesutrintas, neužmuštas salonas ir panašiai, nerealu tokį rasti. Tai grubiai, kažkada, kieno buvo automobilis svajonių, dabar gali tapti realybė. 6,5 tūkstančio eurų plus 1,5 tūkstančio eksportas. Technikinė pagal faktą turėtume praeiti, nes jeigu Ispanija praėjo, tai praeis ir Lietuvoje. Tai tokia situacija. Ką domina šis automobilis, kreipkitės, sukontaktuosime. 120 ar 130 kW dabar nepamenu yra. Tai čia tas 6 cilindrų variklis plyta.